Nu tai va, mes taip Vilniuje ir gyvenam, draugiškai gyvenam, pats draugiškiausias protestas pasaulyje. Mes parodėm ūkininkai, kad esam labai vieningi. Susirinko net 1300 vienetų, traktorių, fūrų, o protestuotojų ūkininkų tai buvo apie 5000. Tai esat pačioje Vilniaus širdyje, jau mes čia esam nuo pirmadienio, iš Telšių atvažiavę, 10 valandų buvo kelio, šalom, sušilom, visko čia buvo. Bet labai gerai praleidom laiką ir džiaugiamės, kad Vilnius mumis draugiškai sutiko. Labai ačiū Lietuvos policijai, jie mumis palydėjo kaip prezidentų. Tai va, o daugiau ką, Žemės ūkio ministerija vėl apdalino pažadais ir žiūrėsim, kad tie pažadai virstų kūnu. Jeigu šito neįvyks, tai mes pirmadienį vėl čia atvažiuosim, mes jums tą pažadam. Tai va, būtų tie karščiausi komentarai tiesiai prie Vilniaus katedros Gedimino prospekte. Žemaičiai jėga nugalės visada. Ir iš tikrųjų čia buvo, jei jūs matėt, Tadas Blindos šaika. Jeigu jūs galvojat, kad Tadas Blindos šaikos nėra, tai žinokit, kad jinai visada buvo, yra ir bus. Ir mes suvienysim visą Lietuvą ir nugalėsim. O, kodėl leidom dūmus? Tiesiog, norėtumėm daugiau kažką padaryti, linksmo, gal muzikos užleisti, bet truputėlį esam suvaržyti, bet šiaip mes esam geri žmonės. Mes nenorim čia Vilniui, kaip sakant, padaryti šiukšlynų. Mes norim kokį radom gražų, tokį ir palikti. Tai tiesiog tie dūmai simbolizuoja laisvę, kovą, vienybę ir visų ūkininkų vienybę. Mes tai rodėm. Jūs visi matėt, Vilnius plūsta nuo traktorių šviesų, švyturėlių, nuo diskotekos. Ir žinokit, jeigu kažkas netikėt, kad mes galim susivienyti, tai jūs žiauriai klydot, jūs tą pamatėt. O šiaip noriu labai pasidžiaugti, kad Vilniaus žmonės, Lietuvos žmonės mumis labai palaiko. Visa visuomenė mums siūlo maistą, mums siūlo nakvynės, kad tik palaikytų mus. Nu tai čia yra pats nuostabiausias dalykas, kas galėjo atsitikti. Jėga. Tadas Blindos šaika! Tadas Blindos šaika!